Na, namuose žaisti visą laiką smagiau, su pirma, ir jau tikrai ir pats galvojau, kaip senai žaidėm namuose, tai jau būtų smagu sugrįžti, bet dar teks palaukti. O dabar ką, po praėjusios savaitės, aišku, nuotaikos geros, bet išlieka darbinės ir tęsim tai, ką darydavom visą sezono metu, ruošiamės išvykai į Baskoniją ir niekas per daug nesikeičia. Žiūrėjom vis tiek savo analizę, savo klaidas praėjusią savaitę, ką darėm, jas bandysim pataisyti ir vyksime kovoti dėl pergalės. Šiaip varžovo komanda turbūt viena ryškiausių figūrų yra pernai lemiamą metimą pataikęs Lvovų Baro. Ką Baskams duoda būtent šis žaidėjas ir kodėl yra taip sunku stabdyti šį sezoną ar praeitą? Na, tai visų pirma, nemažai tikrai žaidimo suklasi aplink jį ir žaidėjas, kuris gali bausti įvairiose situacijose, gerai išnaudoja savo kūną, gerai pataiko, ta prasme, tai tų progų tikrai turi daug pasireikšti ir turbūt galim sakyti, kad yra svarbiausias komandos žaidėjas, tai bet turbūt nereikėtų pamiršti ir kitų žaidėjų, kurie taip pat yra pavojingi. Matome, kad ir Hovardas greičiausiai gali grįžti, kuris gali būti irgi žaidėjas nulemantis rungtynes, tai jie tikrai turi nemažai ginklų, tai nereikia pamiršti nieko ir kažkaip per daug akcentuoti vieno žaidėjo, visiems gali bausti, tikrai turi daugybę ginklų ir yra pavojingi. Šiaip būtent Baskonija yra antra po Žalgirio daugiausiai lietuvių žaidėjų Eurolygoje turinti komanda, nors Sadikeskis žaisti negali. Kokie jausmai būna rungtyniaujant prieš savus, ar yra kažkoks papildomas stimulas? Nepasakyčiau iš tikrųjų, kad kažkaip išskirtume, kad žaidžiame prieš lietuvius, yra jų ar nėra, tai tikrai nesudaro kažkokio išskirtinio jausmo ir tai yra mums tiesiog eilinės rungtynės, kuriuose sieksime pergalės ir kurios mums yra svarbios. Istoriškai, nepaisant banguotumo, komandos šiaip Vitorijos ekipa nėra pati palankiausia Žalgiriui. Kokias išskirtum būtent šios sezono Baskonijos stiprybės pagrindinės? Na, tai turbūt vis tiek labiau puolimų paremta komanda ir norinti žaisti tą greitą žaidimą, galbūt kažkiek ir momentais chaotiška. Bet jie yra tokie, sakyčiau, galbūt ir nuotaikos komanda, ypač gerai žaidžiančių namuose ir jeigu jiem leisi pajausti savo į ritmą, tokį greitą žaidimą, laisvi tritaškiai, metimai, jeigu įkrenta, tai tikrai visą laiką su jais būna problemų. Ir pabaigai Ąžuolas Tubelis praeitą savaitę pasižymėjo tikrai nemenkais dėjimais. Treneris Tomas Masiulis minėjo, kad laukia dėjimo per žmogų nuo 2 kojų su 2 rankomis. Tai ko būtent tu ir komanda laukiate iš Ąžuolo šį kartą, jau gal kažkas naujo repertuare paruošta? Nežinau, gal efektingais epizodais, aišku, jie visą laiką džiugina, bet laukiam labiausiai stabilaus žaidimo ir tai, ką jis daro jau eilėje rungtynių, tiesiog didžiulės naudos komandai ir kuo didesnės energijos.